Sveiki mano draugai, tikėjimo broliai ir sesės, mano giminės, žmonės, kurių nepažįstu, bet žiūri šitą mano įrašą. Šiandien yra šeštadienis, Dievo palaiminta 7 savaitės diena, kurią Dievas palaimino šio pasaulio kūrime. Būkite visi Dievo artume ir jo palaimoje. O šiandien aš noriu pasidalinti Dievo išmintimi, kuria pasidalino Dievas su manimi. Skaičiau Dievo žodį, ieškojau tam tikrų atsakymų į nesuprantamas Biblijos eilutės ir vieną rytą Dievas davė man supratimą. Pasidalino savo išmintimi su manim. Ir aš pašokau iš lovos, netgi sakau, Dieve, supratau, wow, kokia gili mintis. Aš pažadinau žmoną ir sakau, tu privalai išklausyti, nes mintis labai svarbi, labai gili ir iš tikrųjų, paskui, kada jau aš jai papasakojau ir kada mes aptarėme, tai mūsų santykiuose sumažėjo piktumų, ginčių karštų ir visų kitų tokių nedorybių ir pasikeitė, netgi kardinaliai pasikeitė požiūris į bendravimą su kitu žmogumi, į tą bendravimo kultūrą. Tai žinia tikrai labai svarbi ir rekomenduoju išklausyti visą, bet savo visą šitą įrašą aš padalinsiu į 3 dalis. Šiandien bus pirma dalis, mes kalbėsime apie žmogaus prigimtį, žmogaus atsiradimo prasme ir blogio atsiradimo pradą. Ir tos blogio ir nuodėmės, kuri dalyvauja mūsų gyvenime ir griauna kiekvieną iš mūsų gyvenimą. Žlugdo tiesiog žmogų, ne tik žmogų, bet ir žmonių santuokas ir visa kita. Tai čia bus pirma dalis. Antroje dalyje kalbėsime apie minties galią, apie žmogaus pasirinkimą ir kas atsakys į klausimą, kaip toli ar arti esi Dievo. Ir tada bus 3 dalis, tai apie nuodėmę, apie tą bjaurastį, kada mūsų galvose gimsta bloga mintis, mes ją realizuojam, paleidžiam tą blogį į išorę ir ką tas blogis, kur jisai nueina ir kokios baisios to blogio paleisto yra pasekmės. Tikrai yra, ne kiekvienas iš jūsų susimąstė ir net žino, kas tai yra. Tai 3 dalyje mes pakalbėsime apie tai. Ir jeigu Dievas įkvėps, tai gal atsiras ir 4 ir 5 dalis, nes kiekvieną kartą, kada atverti Dievo žodį ir kada kuri šitokį įrašą, atsiveria akis ir labai daug ko dar sužinai. Nes pavyzdžiui dabar mąstydamas, kaip šitą mintį perteikti, aš supratau, kokia svarbi Dievo knygoje yra pradžios knyga. Ant tiek svarbi, kad ją reikia gilintis ir gilintis, nes ten yra daug tiesos. Tai tokie dabar bus pirmos žinios, o dabar noriu pradėti pirmąją dalį. Iš Dievo žodžio kalbėsiu, skaitysiu 8 psalmę, nes jinai žymi būtent tą kūrybą, tą visą grožį, kaip Dievas sukūrė ir ką jis atidavė žmogui. Tai pradedu. Viešpatie mūsų Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje, savo didingumu apdengiai dangaus aukštybės, mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei savo šlovę engėjams sugėdinti, kad nutildytum priešą ir maištautoją. Kai pažvelgiu į tavo dangų, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias tu pritvirtinai, kas tas žmogus, kad jį atmeni, kas tas mirtingasis, kad jo rūpinėsi. Tu padarėjai tik truputį žemesnį už save, apvainikavai garbė ir didybę, tu padarėjai savo rankų darbų šeimininkų ir padėjai visą prie jo kojų, avis ir jaučius visus aliai vieno, ir laukinius gyvulius, padangių paukščius bei jūros žuvis ir visa, kas keliauja jūrų takais. Viešpatie mano Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Nuostabų žodžiai yra, ir kuriais nueiname į pradžios knygą apie Dievo kūrimą. Tai Dievas, viso pasaulio kūrimas gimė Dievo mintyje, kurią jisai paskui įgyvendino. Dievo mintyje ir gimėm mes visi, mūsų vardai ir mūsų asmenybės. Tai mes esame Dievo kūrinys. Tai Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ir toliau žodžiu kūrė visą kitą. Tai Dievas tarė
tai atsiranda šviesa ir šviesa atsirado. Aš visko nepasakosiu, visos eiliškumo, bet Dievas tarė, tai atsiranda augmenija ir augmenija atsirado, Dievas tarė, tai būna atsiranda paukščiai ir žuvis ir atsirado, Dievas tarė, tai atsiranda gyvūnai ir atsirado laukiniai gyvūnai ir žodžiu jisai sukūrė visą kūriniją išskyrus žmogų. Žmogų jisai sukūrė savo rankomis. Dievas tarė, sukurkime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir mūsų panašumą. Dievo sūnus Jėzus Kristus savo rankomis paėmė žemės dulkes, nulipdė žmogų ir įkvėpė į jį gyvybę. Taip buvo sukurtas žmogus, pavadintas Adomu. Mes esame Dievo rankų kūrinys, Dievo rankų darbas, įkvėptas Dievo dvasios. Tu padarėjai tik truputį žemesnį už save, apvainikavai garbę ir didybę. Nuostabūs žodžiai. Jūs įsivaizduojat, kokia mūsų yra vertė. Ta vertė yra neįkainuojama visais šio pasaulio turtais. Tai būtina suvokti. Dievui mes esame labai svarbus, nes mes esame Dievo rankų darbas. Jis mus visus nulipdo mūsų mamyčių įsčiose. Nulipdė ir Adomą, pirmąjį žmogų žemėje, paėmė iš žemės ir nulipdė mūsų protėvį, įkvėpė į gyvybę. Mūsų vertė yra neįkainuojama. Ir mes visi esame labai svarbus Dievui. Nesvarbu, kokie mes susitepę ir kokie mes nuodėmingi. Dievas nori mus visus išgelbėti. Ir kad Adomui nebūtų liūdna ir Adomas nebūtų vienišas, Dievas užmigdė Adomą, išėmė iš Adomo šonkaulį ir iš to šonkaulio sukūrė moterį. Dėl to pas vyrus yra vienu šonkauliu mažiau negu pas moteris, nes iš mūsų jisai buvo išimtas ir sukurta moteris. Moteris tapo Adomo žmona, Adomas ją paskui ateityje pavadina Ieva. Ir įvyko pirmos santuokos žemėje, kurias Dievas palaimino. Ir santuoka Dievui yra svarbi, nes žymi vieną kūną. Vyras ir moteris tampa vienu kūnu. Ir kada žmonės išsiskiria iš savo santuokų, daro skyrybas, tai yra labai skaudina Dievą. O šių santuokų priežastis yra šėtonas, nes jis padarė viską, kad jūsų santuoka išsiskirtų. Bet mes apie tai kalbėsime kitoje dalyje. Tai vat, ir Dievas padovanojo Adomui ir Ievai visą kūriniją, kurią sukūrė žodžiu. Visą augmeniją, visą gyvūniją atidavė Adomui ir Ievai į rankas, kaip padarė juos valdytojus. Tokia buvo ir yra žmogaus prasmė. Dievas sukūrė žmogų tam, kad valdytų jo kūrinyje šioje žemėje, turėtų santykį su Dievu, mokintųsi Dievo išminties ir valdytų tai, ką Dievas sukūrė. Dievas Adomą ir Ievą apgyvendino, jiems sukūrė Edeno sodą, jų namus ir apgyvendino tame Edeno sode. Ir Edeno sodas buvo ne tik namai, bet ir mokykla, kurioje jie mokinosi pas Dievą. Sėmėsi visatos dėsnių, kūrybos dėsnių, mokinosi meilės, pradmenų, tikros meilės. Mūsų nuodėmingas protas nesupranta, kas yra tikra meilė. Nes dažniausiai jisai būna paremtas savanaudiškumu, kažkokia tai nauda, o kur yra savanaudiškumas ir nauda, ten meilės nėra. Meilė tai visai kas kita. Ir Dievas to mokino Adomo ir Ievos. Ir Adomas ir Ieva turėjo būti tais pačiais mokiniais ateinančiom kartom, kurios gims iš jų. Dievas
sukūrė žmogų tam, kad žmogus rūpintųsi kūrinyje, o ateityje rūpintųsi vien žmogus žmogumi ir visa kūrinyje. Ir tuo metu, kada gyveno Ieva ir Adomas, Edeno sode ir visoje žemėje buvo darna, tobula tvarka. Adomas rūpinasi žeme, žemė rūpinasi Adomu. Augina augalus, kurie maitina žmogų ir maitina visą kūrinyje. Tuo metu nebuvo mirties. Augalai nemesdavo lapų ir gėlės nenuvysdavo, jos augdavo amžinai. Gyvybė visoje žemėje ruseno gyvybė. Kad suprastumėt, auga obelis, ant obels yra obuoliai, jie nenuvysta, nenukrenta. Tu nuskini obuolį, jo vietoje išauga kitas. Nesustojantis procesas. Žmogus rūpinasi žeme, žemė žmogumi ir Dievas žmogumi ir žeme ir tai gaunasi tokia bendrystės ratas, kuris sukasi ir visi gyvena tame tokiame tobulame pasaulyje. Žmogus bendrauja su gyvūnais, žmogus bendrauja su augalais ir čia yra labai rimta, nes kada mums Dievas pasiuntė nuostabią mintį palikti miestą ir keltis į kaimą, tai aš labai supratau būtent tai, apie ką nori pasakyti pradžios knyga, nes tiesiogiai esu susidūręs su augalais, nes aš tiesiogiai tame dalyvauju tame pačiame procese. Mano darbas yra sukasti žemę, įdėti sėklą į žemę, ją palaistyti ir toliau aš nebežinau, kas vyksta. O toliau yra Dievo darbas, Dievas subrandina tą sėklą ir užauga augalas, kuris duoda man vaisių, kuriuos aš valgau. Ir kad augalai girdi, ką žmogus šneka, tai yra 100%. Galiu papasakoti, kaip žmona man pasako. Sako, aš ateinu, mes pasodinom pomidorų šiltnamyje ir visi pomidorai su žiedais, o vienas pomidoras be žiedų, vienas pomidoros daigas. Žmona ateina, sako, jam turbūt reikės vieną pomidorą išrauti, jo sodinti kitą. Bet sako, nueisiu, aš dar su juo pasikalbėsiu. Priėjo prie pomidoro. Ir sako, jeigu tu neturėsi žiedų, nesusižieduosi, tai aš turėsiu tave išrauti ir į tavo vietą pasodinti kitą. Ir ką jūs galvojate, ateini kitą dieną visas pomidoras su žiedais. Toks jausmas, kad jisai girdėjo, kas jam buvo sakoma. Taip pat galima pamatyti ir tų fragmentų, YouTube'e yra labai daug įdėta vaizdų, kada paukštis su sužeistu sparnu ateina į gyvenamą erdvę pas žmonės ir prašo pagalbos. Kaip vilkas ateina į gyvenamą erdvę ir prašo pagalbos, nes jo vilkė yra įkišusi koją į spastus ir prašo, kad išgelbėtų žmogus. Mūsų bendravimas, mes turime šunį, kažkas turi arklį, karvę gano, avis, ožkas, katiną turi namuose, tai mes bendraujame, mes turime ryšį su gyvūnais, turime ryšį ir su augmenija ir čia nėra nieko išgalvota. Tai yra fragmentai ateinantis iš to pasaulio, kuriame gyveno Adomas. O tenai buvo tobulybė. Liūtas nieko nemedžiojo, liūtas valgė taip pat žolę kaip ir kiti gyvūnai. Nes nebuvo žemėje mirties. Įsivaizduojat, koks tai buvo pasaulis. Mūsų nuodėmingam protui tai yra labai sudėtinga suprasti. Ir Dievas aprengė Adomą ir Ievą šviesos ir šlovės apdangalu, tokiu, kuriuo vilkė angelai. Jiems nereikėjo rūpintis jokiais rūbais žemiškais, ten siūtis ir taip toliau. Žemė buvo tobula, maloni temperatūra, tokia kaip būna vasara, apie kurią mes visi svajojame. Nes žemė buvo visada vasara. Nebuvo žiemos, nebuvo rudens. Visada graži vasara. Nuostabu, ne? Ir Adomas su Ieva gyveno Edeno sode. Sėmėsi išminties iš Dievo, ėjo mokyklą, mokinosi, bendravo su Dievu tiesiogiai, bendravo su angelais. Ir Dievas jiems davė vienintelį įsakymą, kaip savo valdžios ženklą, nes jis yra kūrėjas. Edeno sode augo
gero ir blogo pažinimo medis ir gyvybės medis. Ir jisai pasakė, jūs galite nuo visų medžių valgyti visus vaisius išskyrus, nuo pažinimo medžių jūs negalite ragauti, nes jeigu tik paragausite, turėsite numirti. Tai buvo vienintelis įsakymas Ievai ir Adomui, kurio jie turėjo laikytis. Bet danguje jau buvo prasidėjusi kova. Buvo trečias po Dievo angelas, Liuciferis, šviesos nešėjas, kerubas, Dievo sosto sergėtojas. Dievas tai buvo, jisai yra Dievo kūrinys, kurį Dievas apdovanoja didelę galią, didelę jėgą, nuostabių grožių ir apdovanojo savo išmintimi. Tai buvo pats galingiausias, gražiausias ir išmintingiausias angelas danguje. Ir jame gimė puikybės, savimeilės ir savanaudiškumo mintis. Ir šita mintis yra nuodėmės pradas. Šita mintis užvaldė Liuciferį ir jisai norėjo užimti Dievo vietą. Nes danguje buvo įstatymas angelams, pagal kuriam jie turėjo paklusti. Ir būtent šita mintis Liuciferė pagimdė norą nesivadovauti tais Dievo įsakymas ir jisai skaitė, kad jisai net privalo, kad įstatymai neturėtų galioti angelams. Ir jisai sukilo prieš Dievą. Jo galutinis tikslas buvo iškelti savo sostą aukščiau Dievo. Taip gimė blogis. Šėtonas Liuciferis nebuvo pakviestas kaip trečias angelas į Dievo kūrybą. Dievo kūryboje dalyvavo Dievas, Dievo sūnus Jėzus Kristus ir šventoji dvasia. Ir kada, kaip minėjau, Dievas pasakė, sukurkime žmogų, Dievo sūnus Jėzus Kristus jį nulipdė, mūsų sukūrė. Ir šėtonas labai nekenčia Jėzaus Kristaus, nes jisai norėjo užimti būtent jo vietą ir galbūt iškelti dar sostą aukščiau. Ir nekenčia mūsų kūrinių. Tiesiog nekenčia. Kada jisai mus žlugdo, jisai skaudina Jėzų Kristų. Ir Ieva ir Adomas ir Ieva buvo įspėti angelų, kad yra toksai angelas, kuris gali norėti jūs sugundyti. Būkite atsargus, laikykitės duoto įsakymo ir būkite visada pasiruošę. Ir vieną kartą Ieva nutolo nuo Adomo, Liuciferis to pasinaudojo. Jis įėjo į žaltį ir žalties asmenyje pradėjo gundyti Ievą. Jis paklausė Ievos, uždavė tokį abejonės keliantį klausimą. Ar tikrai Dievas jums neleido valgyti nuo visų medžių? Ieva atsakė, ne, jinai nieko neįtarė. Jei kalbėjo apie angelą, o su ja kalba žaltys. Absoliučiai neįtarė, kad šitas angelas yra. Dievas sakė, ne, nuo visų medžių mes galime valgyti, bet nuo pažinimo medžio mes negalime vaisių ragauti ir jų liesti. Tai buvo Ievos klaida. Nes liesti Dievas leido, ragauti neleido. Jeigu būtų paragavę, numirę, jeigu palieti, viskas būtų su jais tvarkoje. Ir Liuciferis suprato, kad gali apgauti Ievą, nes Ieva ne iki galo suprato, kad Dievas nurodė. Ir tada gundymo metu nuskynė pats vaisių, įdėjo Ievai į ranką ir pasakė, jeigu suvalgysite, nemirsite. Jinai pamatė, kad įdėjo vaisių į ranką ir jinai nemiršta. Ir po ilgos diskusijos Ieva susigundė paragauti vaisiaus. Tai padarė pirmąją nuodėmę. Tai padarius, jinai su tais pačiais vaisiais nuėjo pas Adomą, papasakojo Adomui, ką yra padariusi. Adomas labai nusiminė, nes jisai iš karto suprato, kad Ieva turės mirti, kad jinai padarė tą nuodėmę, kurios Dievas įsakė nedaryti. Adomui labai skaudėjo širdį, nes jisai žinojo, kad jis dabar praras Ievą, ieškojo sprendimo. Ir tai buvo jo pasirinkimas.
nes Dievas kiekvienam žmogui suteikia pasirinkimo teisę. Dėl to Dievas ir nestabdė Adomo, nes Adomas turėjo pats pasirinkti, kuriuo toliau keliu eiti, Dievo keliu ar mirties keliu. Ir Adomas, kadangi labai mylėjo Ievą ir nenorėjo prarasti Ievos, nusprendė ragauti vaisių kaip savo auką už Ievą, kad jeigu mirštame kartu. Ir vaisiaus paragavo. Tai buvo Adomo sprendimas. Adomas net nesuvokė, kokį blogį jisai atvedė į šią žemę. Jis visą savo dovanotą valdžią perdavė Liuciferiui. Ir visą šitą žemę apgaubė jo dvasia. Virusas. Virusas įėjo į visus medžius, gėles, augalus, į pačią žemę ir į patį žmogų. Viskas susirgo. Pasikeitė netgi ta tobula oro temperatūra, atėjo šaltis ir drėgmė. Atsirado metų laikai ruduo, žiema, pavasaris, vasara. Ruduo žymi mirties pradžią, žiema mirtį, kada miršta augalai ir neduoda jokių vaisių. Tada ateina pavasaris, žymi gimimą ir vasara žymi visą gyvenimą. Tada to nebuvo. Augalai, kaip minėjau, augo visą laiką ir nei mirties žemėje nebuvo. Ir Ieva su Adomu pamatė, kaip medžiai pradėjo mesti lapus ir kaip nuvyto pirma gėlė. Jie pamatė savo padaryto darbo baisumą. Nuo Ievos ir Adomo nukrito jų dieviškas rūbas ir jie pamatė savo nuogumą. Jie išsigando. Pirmą kartą žmoguje gimė baimės jausmas. Jie išsigando savo nuogumo, griebė figmečio lapus ir bandė prisidengti tais figmečio lapais. Už kurio laiko atėjo pas juos Dievas, jie tai išgirdę, kad atėjo Dievas, pasislėpė nuo Dievo, jie išsigando savo kūrėjo. Prieš tai jie su džiaugsmu sutikdavo Dievą, su juo bendraudavo, semdavosi iš jo išminties, mokindavosi, o šiuo momentu jie išsigando Dievo ir pasislėpė Edeno sodo gilumoje. Ir Dievas ištarė tos žodžius: kur tu, Adomai? Atrodo toksai paprastas klausimas, bet tame klausime ir labai gili mintis. Juk nuo Dievo nieko nėra paslėpta. Kada žmogus meldžiasi, Dievas nuskanuoja ir širdį, ir protą, ir mintis, visą žmogų nuskanuoja. Tai kaip gali nuo Dievo pasislėpti? Bet jis uždavė klausimą: kur tu? O šitame klausime slypi išmintis. Dievas norėjo sužinoti, ką Adomas dabar galvoja. Aišku, jis žinojo, ką galvoja, bet jis norėjo sužinoti, ar Adomas supranta, ką jisai padarė. Ir jis paklausė tame klausime: kur tu, Adomai, kaip toli tu dabar esi nuo manęs? Nes nuodėmė įėjusi Adomą atskyrė žmogų nuo kūrėjo. Kur tu, tai kaip toli tu esi dabar nuo Dievo? Ir kada šita nuodėmė įėjo į pasaulį, tai ir mes dabar visi gyvename va šitame pasaulyje, šitoje nuodėmėje mes gyvename visi su jumis. Ir ta nuodėmė gyvena mumise. Ir mes dabar kiekvienas galime užduoti savo tokį patį klausimą. Pavyzdžiui, kaip aš savo užduočiau: Jonai, kur tu esi? Kaip toli esi nuo Dievo? Taip ir jūs galite užduoti savo klausimą ir apie tai pagalvoti. Nes čia yra pirmos dalies pabaiga. Su šiuo klausimu aš noriu, kad jūs kiekvienas pagalvotumėte, kaip toli kiekvienas esate nuo Dievo. Kur jūs šiuo momentu esate, kurioje vietoje. O antroje dalyje mes pakalbėsime apie minties galią, apie mūsų pasirinkimą, kuris atsakys jums į tą klausimą, kaip toli ar arti esate Dievo. Dėkoju, kad jūs mane šiandien išklausėte šią palaimintą Dievo dieną. Būkite jo artume, o mes susitiksime kitą šeštadienį palaimintą Dievo dieną ir antroje dalyje.
Iki susitikimo, brangus ir mielus mano žmonės. Iki.